Sveiki visi, mano vardas yra Liutauras, arba kitaip žinomas kaip Lunatickas. Ir štai šiandieną mes apžvelgsime štai šį Rolls-Royce Silver Spur 2. Tai yra didesnioji Rolls-Royce Silver Spirit versija. Taigi, kaip matote, mes esame šio Rolls-Royce salone. Tiems laikams tai yra viena prabangiausių mašinų, būtent šis Rolls-Royce, kurį mes turime, yra 91 metų. Jisai yra iš Retronil kolekcijos. Tai jeigu domina toks automobilis jūsų šventėje, galite susisiekti su Retronil ir susitarti. O šnekant būtent apie šį Rolls-Royce, ką galima pasakyti. Tais laikais buvo gaminami iš esmės du variantai. Rolls-Royce Silver Spirit ir Rolls-Royce Silver Spur. Silver Spur tai yra didesnė versija, iš esmės kaip longas šių dienų iš BMW, jeigu būtų pavyzdys, arba iš Audi, kaip longai jau tokie, o Silver Spirit buvo tiesiog paprastas, prabangesnis, aukštesnis klasės automobilis. Kaip matėte, turime jo išorę, kur labai aiškiai pasireiškia tokia prezencija, sakykim, turi Spirit of Ecstasy, tai yra legendinės Rolls-Royce'ui būdingas ženklas. Turime štai šitas didelės chrominės groteles. Rolls-Royce ženkliukas, kaip yra standartas, manau, tiems laikams. Ir iki šių dienų yra išlikęs Rolls-Royce ženkliukas ant kiekvieno Rolls-Royce priekio. Taigi, gale, kaip ir minėjau, turime ant net negalo pačio stogo odinės stogą, kas iš tikrųjų šiais laikais yra gan reta. Senesniais laikais Amerikoje ypač būdavo labai populiaru turėti odinės lubas. Taip pat kiekvienoje pusėje turime po Rolls-Royce ženkliuką. Iš tikrųjų, dailiai atrodo, prabanga vis. Taigi, įsėdus į saloną, mus pasitinka tam laikui labai prabangus salonas. Turime staliuką, kuris išsitęsia čia. Jis irgi yra pagamintas iš medžio, kaip jau minėjau. Turime po kolonėlę, smaukas paketą, kas yra standartas, manau, nes turime ir šitoj pusėje, ir kitoj pusėje. Turime prikurkę. Turime langų reguliavimą, bet dabar, kadangi mašina yra su išjungtų degimų, nenuleisim lango. Ir turime reguliuojamą elektros saloną, kai iš esmės mes galime atsistumti, kad būtų mums daugiau vietos atsisėstume ir būtų daugiau vietos tiesiog išsitiesti čianais per vidurį. Turime porankį, kuris išsitraukia. Tiems laikams, tais laikais buvo labai populiaru turėti automobilio salone telefoną, tai čia yra būtent tas telefono laikiklis. Ir jo, kaip ir minėjau, kiekviena pusė turi po savo veidrodį, kur įsijungia šviesytę, pasišviesti, pasižiūrėti. Kitoje pusėje irgi yra tas pats. Turime guminės rankenas skirtas laikytis. Iš tikrųjų prabanga, neslėpsiu, mažai tokių įdomesnių buvo laikiklių. Taip pat turime laikiklius pakabukų šitos kažką pasikabinti. Reikėtų perėti gal ir prie variklio, kadangi po kapotu slepiasi angliškas V8. Šiais laikais angliškų V8 beveik nėra išlikę realybėje. Tai yra vienas iš keliasnių, kas gamina V8 variklį šiais laikais, tai yra McLarenas. Tai pasižiūrėkime, kas darosi po kapotu. Kapotas šią mašiną atsidaro, kaip daugumai, kuriems žmonėms parodžiau, jie manė, kad atsidaro per čia. Tačiau iš tikrųjų šis kapotas atsidaro į priešingą pusę. Taip pat kapotas atsidarė ir BMW šitos serijos, kurį mes apžiūrėjome prieš porą video. Tai štai čia po kapotu turime B8. Tai ant viršus, kaip matome, turime tą įprastą Rolls-Royce logo, manau, ir šiais laikais. Čianais turime aiškiai paaiškinantį ženkliuką, kad nenaudokite kitokio stabdžių skysčio, tas pats yra su hidrauliniu skysčiu, kad naudokite tik tais mineralinius skysčius. Ir jo, šiaip po kapotų nelabai daug ką pasakysim, nes Rolls-Royce'as netgi tais laikais nelabai skleidė skaičių, kurie iš tikrųjų yra toje mašinoje. Pagal visus matavimus ir tai, ką internetas patikė, tai yra apie maždaug 300 arklio galių, kas yra maždaug apie 240-250 kW. Kapotas irgi užsidaro taip pat. Būtent BMW šitos serijos, ko aš pamiršau tikrai paminėti tame video, nes pats net nežinojau, tai yra, kad ant BMW reikėtų kapotą pridaryti ir tada užspausime su rankena. O štai ant šito modelio mes jį galime pilnai užsidaryti ir jisai užsikabins.
Kas taip pat yra svarbu paminėti apie šitą modelį, tai jis iš esmės šerino platformą su Mulsanu, Bentley ir labai nemažai variklio išvaizdos, netgi detalių dera viens prie vieno, nes tai yra iš esmės ta pati mašina, ta pati vos ne platforma, kuri buvo dalintasi tarp markių. Kokios jos savybės labai išskiria į savam laikmečiu, sakykime. Iš tikrųjų, kaip tų laikų mašinai, kada jau pradėjo po truputį dažnėti medžio imitacija į salonuose, čia yra visur, kur tik įmanoma medis. Čionais medis, gale medis keleivio vietose. Tada čionais medį turim. Realiai, kur tik be pasižiūrėsi, gali rasti medžių šitoje mašinoje. Tas vaizdas, kurį realiai priekyje mes matome važiuojant, tą vadinamą Spirit of Ecstasy, tai iš tikrųjų tai yra įspūdingas vaizdas, kai tu važiuoji ir matai, kaip juda kartu su mašinos priekiu. Kas šioje mašinoje iš tikrųjų išsiskiria, tai yra vien tik kaip yra sukonstruotas salonas. Štai čia priekyje, kaip matote, turime spidometrą, kuris rodo ir mylėmis ir kilometrais per valandą, kadangi ši mašina yra iš Amerikos atkeliavusi. Per vidurį turime mūsų bėgių pasirinkimo rodiklį, tada visus informacinius, kurie, aišku, dabar nelabai matys, nes saulė šviečia ryškiai. Taigi, čia, kaip matome, turime ir savo tepalo temperatūros, aušinimo skysčio temperatūros, akumuliatoriaus krovimo tą matavimą visą. Taip pat ši mašina, ką turi nuspaudus mygtuką esantį čia per vidurį konsolės, galime pasižiūrėti mūsų tepalo lygį, kuris šiuo momentu yra mašina. Taip pat čia yra standartiškai avarinis, langų užblokavimas, kad nebūtų galima nusileisti, tada kuro dangtelio atidarimas, fader panel, dimeris iš esmės šviesumą, ką rodo mūsų panelė. Čia ir dabar daug užsukus, tiesiog gal ir senesnis lemputės jau yra, nelabai matysim, tačiau. Kas dar įdomaus, kad mūsų apipūtimas visas reguliuojasi va tokiais va trauktukai, sakykime, nes jūs turime per visą priekį. Apie vidurį pašnekėkime, patį žemiau gal netgi. Tai turime avarinį ir kas įdomiausia, štai šitą garsinį signalą. Tai va, čia yra visa oro kondicionavimo sistema, jinai, aišku, sena mechaninė. Turime švieseles, kurios reguliuojasi per čia, tai čia lubose esančios šviesytės įsijungtų. Tenais irgi yra kai veidrodėlio lemputė, kuri iš esmės įsijungia kai va. Šitas paspaudžiame. Taip pat apie patį vidurį. Čianais turime jau tą vadinamą vairuotojo ir keleivio reguliavimą, taip pat turime Smokers Pack rūkaliaus tą paketą, čia dėtųsi tas pridegiklis, veidrodėlių reguliavimas, čianais yra sėdinių reguliavimas ir žemiau pasižiūrėjus turime memory saloną ir šildomas sėdynės.